Okay. Hello. Čia Kinomaniakas ir šiandien aš nusprendžiau, kad noriu pakalbėti apie tokį filmą, naują filmą, apie filmą, kuris sukėlė tikrai daug diskusijų ir apie filmą, kuris, manau, yra tobulas. Ir tai yra Oppenheimer, arba lietuviškai Oppenheimeris. Tai taip, filmas. Filmas yra apie pirmosios atominės bombos sukūrimą. Tiksliau apie Robert Oppenheimer, tokį žmogų, kuris yra laikomas pirmosios atominės bombos tėvu. Tai taip, šita istorija yra tikra, kadangi šitas filmas yra drama, biografinis bei istorinis. Gerai, režisierius yra Christopher Nolan. Jeigu nežinot jo, pasigūglinkit. Jūs, galiu garantuoti, esat matę bent vieną jo režisuotą filmą, kadangi dabar nenoriu sumeluoti, bet tikrai vienas, gal net ir daugiau, yra gavę Oskarus už geriausius filmus to meto. Tai tikrai yra režisierius, kur daug žmonių mano, kad yra geriausias pasaulyje, kuris yra the best of the best. Ir tai jaučiasi. Filme tai jaučiasi, kad filmas yra kokybiškas. Tada taip pat apie bendrą filmo kūrimą. Labai šitas filmas susilaukė daug komplimentų už muziką. Šitame filme muzika yra tiesiog tobula, tipo for real. Jūs įsivaizduokit, kad aš net nežinau, aš nenoriu jums spoilinti nieko, nes čia aišku nėra spoilerių, bet tiesiog muzika tobula. Aš net žodžiai neapsiverčia, nes nėra apibūdinimo muzikai tai. Nes jinai buvo, pradėkime nuo to, kad jinai buvo parašyta nauja. Jinai nebuvo ieškota, googlinta, jinai buvo tiesiog paimtas lapas, jinai buvo parašyta nauja. Orkestrui dar. Tiesiog muzika yra wow. Vien dėl muzikos šitas filmas yra tobulas. Ir dar. Jūs įsivaizduokit, čia yra milijonas dalykų. Dar toks antras įdomus faktas, kad šitas filmas yra filmuotas ant juostos. Taip, ant tų senovinių juostų. Aišku, turėjau omeny, kad senovinių, bet ant tų, kad įsivaizduotų, bet jis nebuvo filmuotas ten su kokia kamera, skaitmeninė. Jis buvo filmuotas su kamera, bet juostinė, su tokia IMAX kamera. 70 mm. Ir tikrai režisierius susilaukė daug klausimų ir tokių nesusipratimų, kodėl tu filmuoji ant juostinių. Ir tikrai labai keista, kad tu darbas šiomis dienomis yra filmuojama ant juostos. Ir aišku, režisierius atsakymas yra labai tikslus ir teisingas, kada yra arčiausiai, kiek žmonija yra atradus, kaip akis fiksuoja vaizdą. Ir taip pat tai yra aukščiausia įmanoma visam pasaulyje rezoliucija. Aukštesnės tu negausi. Pavyzdžiui, jūs tikriausiai žinot, kas yra, pavyzdžiui, 4K. Ir visi galvoja, kad 4K čia yra žiūri aukšta rezoliucija, čia yra tobula, čia jau tikrai šiaip ir daug filmų yra nufilmuoti 4K ir yra kokybiški, bet jeigu pavertus tą juostą, čia yra 11K. Čia tipo net nepalyginsi. Taip, dabar apie filmą. Jau kaip minėjau, dar pasikartosiu, filmas yra apie Oppenheimerį, Robertą Oppenheimerį, kuris buvo Amerikos mokslininkas ir jisai yra laikomas pirmosios atominės bombos tėvu. Tai pradėkime nuo to, kad filmas yra istorinis. Daug kas galvoja, kad istoriniai filmai yra tokie labai meh, čia bus apie Egipto piramidės, kažkas tokio nifiga. Jūs nueikit į šitą filmą ir jūs suprasit, kas yra iš tikrųjų istoriniai filmai. Ten nekalba apie Egipto piramidės ir kaip ten niekas nespranta, kaip jos buvo pastatytos. Čia kalba apie tikrus įvykius, tikrus faktus ir apie žiauriai svarbų iš tikrųjų istorinį etapą, momentą, kuris literaliai pakeitė absoliučiai visos
žmonijos istoriją ir dabartį. Tipo, kiekvieną liečia va šita tema. Tai tikrai va vien dėl to šitą filmą reikia matyti. Taip pat dabar žiūriu, kad IMDb, čia kur visi žiūri apie filmus, ką rašo, tai jis yra įvertintas 8,7 iš 10. Čia praktiškai 9 iš 10 ir šioje srityje, va, būtent IMDb, jis yra žiauriai aukštas įvertinimas iš tikrųjų, nes ten dažniausiai būna labai žemi, aš pastoviai, kai aš irgi žiūriu, man labai įdomu, kaip ir tiesiog žmonės įvertina filmus ir aš pastoviai matau, kad čia yra filmai nuvertinti. Bet šitas filmas, man rodos, net negali čia... Aš nesu, kad 8,7 yra tipo teisingas vertinimas. Ne. Čia turbūt 1 milijonas iš 10 teisingas vertinimas. Iš tikrųjų, nes net tipo, nepamatę jūs nesuprasit, ką jūs praleidžiat. Tipo, iš tikrųjų. Nes filmas yra wow. Vaizdas, muzika, scenarius, aš apie scenarių net nekalbu. Jis yra tobulas. Taip pat toks įdomus faktas, kad čia buvo remtasi knyga viena, būtent irgi apie Oppenheimerį, apie tos atominės bombos susikūrimą. Tai tikrai yra wow. Tikrai, nes muzika, vaizdai, istorija, scenarius. Ir dar toks įdomus faktas, kad čia nėra toks tipinis filmas, kad yra yra istorijos pradžia, ten kokia kulminacija, ten kažkoks įvykis, ten pabaiga, ten veikėjas, nežinau, laimingesnis, kažko išmoko, nifiga. Aš negaliu sakyti, kad yra nifiga, bet yra visai kita prizmė. Įtampa. Filmo įtampa yra kažkas tokio, wow, aš dar nebuvau tokiam filme, kur visi filme būtų išlaikyta tokia gera įtampa. Vaizdai yra, tikrai kažkas wow. Ir taip pat, gal kas iš jūsų žino, kas yra CGI, čia yra, kai yra vaizdai kuriami kompiuteriu, ir būtent šitas režisierius Christopher Nolan labai nenaudoja jo praktiškai. Nes jis yra už tikrovę ir ten tie visi sprogimai, kuriuos matysite, jie buvo filmuoti iš tikrųjų. Aišku, ten tipo nebuvo, kad iš tikrųjų ten negamino atominę bombą, bet jūs suprantate, ten gal buvo sužaidė su kamera. Bet apie aktorinį net nekalbu, kažkas iš tikrųjų tobulo. Tai nuoširdžiai laukiu Oskarų, nes šitas filmas, aš manau, gali būti nominuotas kaip geriausias metų filmas. Jau labai daug kas kalba, kad jis yra svarbiausias viso 10-mečio filmas, nes tikrai yra tokia labai svarbi tema, tos atominės bombos, ir ten tikrai yra įdomiai viskas papasakot, ir aš, toks buvo labai keistas jausmas, kadangi aš atėjau į kino salę, aš visiškai nieko nežinojau apie tą atominės bombos susikūrimą, ten kažką tokio, o išėjau, žinai, mind blown. Tiesiog kažkas tokio, wow. Net, sakau, jeigu dar nematai šitą filmą, ką tu veiki? Literaliai, greitai, šoki, nežinau, nuo sofos, nuo lovos, eini taip putapu iki kino salės ir žiūri šitą filmą, nes jis yra must. Tipo, jis yra kažkoks iš tikrųjų wow. Nes yra žiauriai svarbi tema. Kas nori pamatyti tobulą filmą? Čia išmato tobulą filmą. Kas nenori jo matyti? Visi nori matyti tik tais tobulus filmus. Aš jau sakau, čia nėra šūdas, čia yra iš tikrųjų wow. Tai jeigu dar nematai, tu privalai nueiti, kadangi šitas filmas yra tobulas. Aš manau, kad jį turi matyti, žiūrėti, peržiūrėti kiekvienas žmogus. Aišku, čia yra amžiaus cenzas, jeigu nenoriu sumeluoti, yra N16 gal.
bet nenoriu sumeluoti, jo matau yra labai priklauso. Čia, šiaip tuos renka pačios šalis. Matau, kur yra ir nuo 16, nuo 15, nuo 12, bet jeigu aš pačiam rekomenduosiu, tai nuo 14, nuo 13, aš manau, čia būtų. Nors Lietuvoje, man rodos, aš kiek žiūrėjau, tai buvo gal nuo 16. Bet čia ne į temą, tai aš manau, kad jeigu tai nematai šitą filmą, greitai up į kino salę ir peržiūrė, kadangi jis yra tobulas, jis yra istorinis ir jis yra žiauriai svarbus, jis yra aktualus, kaip, jis yra žiauriai aktualus ir tikrai, net nėra žodžių, kaip tu gali apibūdinti šitą filmą, nes jis yra kažkas tokio wow. Tai jo. Dabar ką tik klausotės Kino Maniako podcast'o apie naują filmą Oppenheimerį. Tikiuosi, kad patiko ir kad dabar nueisit į kino salę ir pažiūrėsite šitą filmą. Tai tiek. Iki.